Naujos statybos name suplanavome ir sumontavome vėdinimo bei kondicionavimo sistemą. Kadangi šis namas neturi atskiros katilinės, klientų pageidavimų rekuperatorius buvo sumontuotas šio namo skalbykloje. Norint išlaikyti patalpos estetiką, įrenginys buvo sumontuotas kaip įmanoma aukščiau ir apsiūtas apdailinėmis detalėmis. Šiuo atveju klientui parinkome rotacinį Blauberg gamintojo rekuperatorių, kuris tinkamas pagal šio namo plotą bei sistemą ir gali būti valdomas išmaniuoju įrenginiu arba pulteliu. Kadangi šio namo pirmas aukštas yra vientisa erdvė, klientui pasiūlėme ir sumontavome priglaistomus difuzorius, kurie yra gipsiniai, nudažomi lubų spalva bei puikiai įsilieja į bendrą namų interjerą. Šiuo atveju klientai nenorėjo išlaidauti oro kondicionieriams, tad buvo pasirinktas optimalus variantas ir sumontuotas vienas galingas įrenginys laiptinėje, kuris atvėsins tiek pirmą, tiek antrą aukštą. Lauko blokas sumontuotas iškart už sienos ant namo fasado, o kondensatas nuteka lietvamzdžiu. Namo antrame aukšte sumontuotos įtempiamos lubos, todėl buvo pasirinkti skirtingi sprendimai oro padavimui. Dalyje kambarių sumontuoti Zender Luna difuzoriai, kurie yra itin tylūs, tolygiai paskirsto orą bei yra tiksliai reguliuojami. Dėl šio namo konstrukcijos, norint išlaikyti lubų aukštį, vaikų kambariuose buvo sumontuotos sieninės oro padavimo grotelės. Ortakiai iš pirmo į antrą aukštą atvesti drabužinės patalpoje ir paslėpti gipso siena bei spintomis. Oro paėmimo ir išmetimo grotelės sumontuotos skirtingose namo pusėse, tam, kad kuo mažiau maišytųsi paduodamas bei išmetamas oras. Parinktos lygios lauko grotelės, spalvą derinant prie langų, durų bei kitų fasado elementų. Ne viską supratote? Pasiskambinam.